Žemaitija. Deja, miegoji saldžiai, iki pat kiek aš bandžiau telšiuosi plunkiai visur dalyvauti, kurti piliečių sąjungos, sąjūdis ten irgi buvo labai silpnas. Na, ačiū Dievui, kad jūs pajudėjo. Ačiū Dievui, kad jūs esat. Kiekvienam spaudžiu ranką ir aš manau, kad galima kalnus nuversti. Jeigu Žemaitija būtų neatsibudusi, Lietuvos mes greitai po 2-3 metų neteksim. Nėra. Viskas. Yra viskas suplanuota, viskas numatyta, kaip mūsų valstybę sunaikinti. Pirmiausiai, mūsų ponai sugalvoja dabar miškus išparceliuoti. Žemė yra parduodama užsieniečiams 100 000 hektarų, yra supirkta ir laukia momento, kada ateis valanda X ir tie ponai pareikš, kad jau mes gyvenam ne Lietuvoje. Taigi, pagrindiniai būtų uždaviniai kartu, žemaičiai sukibę rankomis, turim, kad būtų sustatyti saugikliai, kad žemės nieks negalėtų supirkti 1000 hektarų. Bus tas pats, kas įvyko Izraelyje, kas įvyko su Palestina. Žemė supirka žydai ir palestiniečiai karas kiek metų. Taip ir šiandien laukia tas pats mūsų Lietuvos. Nebijokit, užsienietis atvažiavęs nenupirks mūsų miškų, kad atvažiuoti čia grybauti ir rogauti. Ne, jis darys pramonę, jis pjaus ir jam nusispjauti į mūsų gamtą ir viską. Pasirodo, lietuviai nebemokam nieko daryti, suprant. Net kiaulydis atidavėm Danam, kur dabar patys jau dūsta, eina Seimą atakuoja. Taigi reikia užeiti už akių ir sustabdyti šitą absurdą, kurį daro mūsų tautos išrinktieji. Šiandien Lietuvoje politinių partijų nebėra. Yra grupuotis, interesų grupuotis. Jeigu atsiras tikra partija, kuriais už pilietį, už lietuvį, už tautą, aš su ta partija einu. Su tom, kurios yra šiandien, tos neatstovauja mūsų. Mūsų tikslas yra tauta, mūsų tikslas yra valstybė ir mūsų tikslas, kad būtų atstovaujami mūsų piliečiai. Deja, šiandien iš mūsų tik pasityčia. Kokie yra skubiausi dabar mūsų tikslai? Mes čia paruošėm kartu su Žemaičių sąjunga, o yra mūsų 24 punktai. Reikia išsirinkti pagrindinius ir juos įgyvendinti. Svarbiausi punktai šiandien yra žemė, miškai. Jeigu mes šito nepadarysim, galim dar 10 partijų kurti, Lietuvos nebus. Nes šitie ponai parduos tėvo, motiną ir viską. Taigi, žemė, miškai. Toliau, pagrindinis dalykas pirmininkui, aš įteiksiu toj knygą, įteiksime knygą, nes aš buvau sąjūdžio iniciatyvinis grupės ir sąjūdžio Seimo narys iki 94 metų. Taigi, kokios minės žmonių buvo, kurie ėjo su mumis. Mes Klaipėdoj įkūrėm 7 žmonės sąjūdį, Vilniui 35. Paskui mūsų kaip ėjom 100 000 žmonių. Šitos upės sustabdyti niekas negalėjo. Taigi, žemaičiai atstovėjo prieš kryžiuočius, prieš totorius. Mes turim apginti šiandien Lietuvą. Aš kreipiuosi jūs, kiekvienas pagalvokit, kad einat į partiją ir turit savo kaimynus, draugus ir pakalbėkit su jais, kad laukti nėra ko. Dabar didžiausia tragedija bus Lietuvoje. Jūs žinot puikiai, kad bus jau yra sudaryti komitetai, kurie perims mūsų turtą. Tai yra perims žemę, bankai, namus, miškus. Kas turi savo nuosavybę ir turi įsiskolinimą. Mes skaitom, kad šiandien partijas būtų pirmas tikslas, taip kaip padarė Latvijai. Latvijai priėmė įstatymą, kad bankai negali žmogaus išmesti į gatvę 2 metus, kol praeis šitą krizę. Taigi yra didžiulis dabar uždavinys išsaugoti savo tautą ir savo žmonės ir kad jų turtas neatsidurtų kažkokių arabų rankose, nes bankai, kam norės, tam viską ir parduos. Taigi partija turi labai rimtai dirbti ir labai susitelktai. Aš manau, kad jūs turite telkti ir jaunimą, ir visuomeninis organizacijas. Jeigu jūs būsit tas kelrodys, kuris atstovausit pilietį,
jūsų sėkmė garantuota, jūsų sėkmė garantuota. Bet čia yra darbas milžiniškas, nes žmonės yra abejingi, žmonėms yra įkalta vinis į smegenis. Kiek pas mane praeina, kas lankotės pas mane, žinot, per dieną iki 50-60 žmonių. Nieko nepadarysim. Nieko nepadarysim, tegu met į gatvę ir viską. Vat šitą abejingumą reikia kažkaip žmonėms iškalti iš galvos. Jeigu mes galėjom susidoroti su tokia milžiniška jėga, Sovietų sąjunga, tankai, KGB, mes buvom persekiojami, sekami, filmuojami, mes nebijojom, mes ėjom atvirai ir gynėm savo kraštą ir iškovojom nepriklausomybę. Deja, mūsų lyderiai išdavė mumis, mūsų yra čia ir priesaikai, išdavė mus ir jie pasuka 90 laipsnių kampų į šoną ir valstybė yra sugriauta. Taigi, žemaičiai, kartu gelbėkim savo tautą, savo valstybę. Ir aš manau, kad mes galim pasiekti labai gerų rezultatų. Mes turim ir jaunimo skyrių. Aš manau, kad jie palinkės jums, kad jūs taip pat įkurtumėt jaunimo skyrius, kuris pradėtų aktyvę veiklą. Prašom. O aš dabar įteikiu pirmininkui knygą Kovokit taip, kaip kovojom mes. Džiaugiamės, kad žemaičiai pradėjo veikti, tik visi susivieniję mes galim viską nugalėti. Mes visi po vieną esam kaip pirštai, bet kai visi susivienijam, gauname kumštis, o tą kumštis gali visi žinoti.